Kalimera. Geros dienos linkėjimai iš balkono. Ir jei tai balkonas būtų Kretoje, galima būtų ir ilgiau pastovėti su trumpom rankovėmis, basomis, bet balkonas yra tikrai ne Kretoje. Balkonas yra štai, turbūt, jei esate Vilniuje ir patys tokį vaizdelį atsibūdę šiandien matėt. Ir žinot, stovėti basomis, aišku, gal ir atrakcija ant sniego pastovėti basomis, ne kiekvieną dieną tą galiu padaryti Kretoj, nors netrukus tą galėsiu padaryti, gal geriau nereikia. Tai kad einu į vidų ir papasakosiu jums tas aktualijas, kurios yra svarbios šiai savaitai. Tai taip, atsidūriau Vilniuje ir nors Vilnius yra labai gražus miestas, bet miegamuosiuose rajonuose jisai, kaip matote, pakankamai proziškas. Nežinau, kaip kitoj Lietuvos dalyje, ar turite sniego ar ne, bet Vilniuje šiąnakt pasnigo, vakar atskridau vakare be sniego ir sniego dar nebuvo, o štai rytas pasitiko sniegu. Kągi, toksai įdomus pasikeitimas ir labai staigus pasikeitimas nuo plus 25, vakar Kretoje buvo tikrai labai gražus oras, ir į minusą, bet yra kaip yra. Kalėdos artėja, reikia aplankyti artimuosius ir štai pats atsidūriau čionai Vilniuje, keliausiu šiek tiek po Lietuvą. Jurgita su Mimi liko Lietuvoje, liko Kretoje. Jinai teiks man visas žinias iš Kretos ir jei kažkas atsitiks, jei bus kažkas įdomaus, turėsiu informaciją iš pirmųjų lūpų, nors aišku ir seku tuos įvykius, kurie yra aktualūs Kretai ir Graikijai šiuo metu. Tai kad grįžtu šiek tiek į tą tokį jau ritmą labiau pasiruošimo atostogų sezonui, juolab, kad ir jūs besikreipdami dėl įvairiausiais klausimais be abejo skatinat ir tiesiog varot į priekį, kad jau reikėtų daugiau informacijos apie Kretą. Tai kągi, kaip visada, kiekvieną sekmadienį apžvalga artėjančios savaitės, kas aktualu Kretai artėjančią savaitę ir taip pat, aišku, keletas tokių nuorodų, ką dar galite pasidomėti, atrasti daugiau planuojantis atostogas Kretoje. Tai kita savaitė Kretoje bus netokia šilta, kokia buvo praėjusią savaitę, nes praėjusią savaitę Kretos orus lėmė pietų vėjas ir tas pietų vėjas atnešė tikrai pakankamai daug šilumos. Na, o kitą savaitę to šilumos jau bus mažiau ir netgi laukiam pirmųjų audrų, tokių didesnių audrų. Kretos geologas ir garsus meteorologas Efimijos Lekas pranašauja, kad kakokerija, šito žodžiu kakokerija graikai, kretiečiai vadina blogų orų fenomeną. Kakos yra blogas, keros yra oras. Tai kakokerija, kuri prasidės pirmadienio vakare, antradienį, tikrai atneš žemas temperatūras ir sniego jau bus 1500 metrų aukštyje Kretoje. Vadinasi, nereikės kopti aukštai į kalnus. Važiavau iš Chanijos link Herakliono, mačiau, kad Ajo Pnevma kalnas yra sniege, bent jau pati viršūnėlė, pats smaigalys yra sniege. Ajo Pnevma nėra tokia aukšta, jinai nėra pats aukščiausias kalnas, na kaip nėra labai aukšta, virš 2000 Ajo Pnevma, bet vis dėlto nėra tiek daug sniego ant pačios viršūnės. Dabar jau Efimijos Lekas pranašauja, kad per šią savaitę, artėjančią savaitę, sniegas nusileis iki 1500 metrų virš jūros lygio. Kai kurie, kas turi džipus, galės net prie sniego privažiuoti. Nes jeigu nusileis sniegas dar žemiau, iki Samarijos, pavyzdžiui, pradžios lygio, kas yra 1100-1200 metrų virš jūros lygio, tai vadinasi, net ir asfaltų galima bus pasiekti sniegą. Taigi, Kretoje irgi bus sniego kitą savaitę, kalėdos bus su sniegu, kas norės į tą sniegą galės patekti. Tai tokie orai, kas bus kitą savaitę Kretoje, tikrai apsirenkite šiltai ir turėkite šiltų drabužių namuose, va taip sėdėti trumpom rankovėmis, kaip aš čia sėdžiu Vilniuje bute, tai patikėkite, nėra taip paprasta Kretoje, nes kai kurie būstai tiesiog nepritaikyti šaltam periodui. Ir daugam mėgstu pasakoti tokį pusiau anekdotą, kai mūsų Kretoje klausia, sako, jūsgi iš šiaurės, kodėl jums žiemą šalta? Sakom, palaukit, mes šiaurėje žiemą namuose vaikštom su trumpom rankovėm, nes yra šildymas. A ne, sako, mes Kretoje tai apsirengiam porą megztinių ir pralaukiam tas kelias savaitės, kol yra šalta. Tai kad taip jau yra, kai kurie būstai yra nepritaikyti
žiemai ir tik tai tie, kas pastoviai gyvena, jos pritaiko žiemai, na, o netgi nuomojami būstai labai retai būna pritaikyti žiemos sąlygom ir tiem šalčiams, kurie gali būti, na, kokie ten šalčiai, aišku, lyginant su lietuviškais. Čia Lietuvoje gali būti ir -30, kaip žinia, Kretoje, jeigu temperatūra krenta iki +5, tai yra baisiai šalta. Bet vėlgi, pridėkite drėgmę. Drėgmė, ypač jeigu apsistojate arčiau jūros, ta drėgmė laužo kaulus. Tai tokia ta žiema Kretoje. Bet grįžtam prie artėjančios savaitės ir apskritai tų aktualijų, kas yra svarbu Graikijai šiuo metu, kuo gyvena Graikija. Tai aišku, gyvena švenčių pasiruošimu. Juolab prasideda pati tamsiausia metų savaitė. Dabar bus pačios trumpiausios dienos, tai yra pati tamsiausia metų savaitė ir būtent nuo kito savaitgalio, nuo gruodžio 22 dienos, diena pradės ilgėti. 24 sustos tiesiog, 22 sustoja, o nuo 24, kai mes valgome čia Lietuvoje kūčias, švenčiame Kalėdas, diena pradeda ilgėti. Tai kad sveikinu su artėjančia tamsiausia metų savaitė, mes ją visi draugiškai išgyvensime ir judėsime jau link šviesos, link pavasario. Tai, kad graikai be abejo irgi puošiasi, dabinasi miestų gatves ir savo namus. Šiek tiek tą informaciją ir tais vaizdais dalyvausi prieš savaitę savo tiesioginėje transliacijoje, galite pasižiūrėti, kaip ten kas yra. Perka dovanas graikai, be abejo perka dovanas, nors tai yra labiau vakarietiška tradicija, dovanas anksčiau pirkdavo tik tai daugiau vaikams ir tai yra, Kalėdos buvo daugiau vaikų šventė. Kartojau ir kartosiu, kad Kalėdos nėra pagrindinė metų šventė ir daugiau tai buvo vaikam orientuota šventė. Pas vaikus beje ateina ne Kalėdų senis, o Ajos Vasilis. Apie tai papasakosiu artėjant jau Kalėdoms. Aš irgi atvažiavau su tam tikrom dovanom, štai viskas sudėta čianai, kažkas prašė kavos gaus, o va čia yra pats įdomiausias maistas, kurio Lietuvoje, na, neįsivaizduoju, ar galima kažkur rasti, bent jau bičiulis, kuris paprašė atvežti ksinochondro, sakė, kad šito daikto neįmanoma rasti Lietuvoje nusipirkti. Kas yra ksinochondro? Ksinochondro tai skaldyti miežiai išmirkyti ir paskui sudžiovinti, išmirkyti avies pienę ir paskui sudžiovinti ant saulės. Puikus papildas įvairiausiams troškiniams. Kartais manęs klausia ir bičiuliai, ir draugai, ir pažįstami, sako, ar galite atvežti panašių dalykų kaip ksinochondro į Kretos skonių parduotuvę arba, pavyzdžiui, paksimadį, džiūvėsėlių, štai tokių. Sakau, taip, gal ir galėtume pabandyti, bet ar kažkas juos pirks? Gal nupirks 1-2 žmonės, o siūsti vienos 2 pakuočių tiesiog, na, nėra prasmės. Tai nežinau, gal turite kažkokių tai prerogatyvų, ką norėtumėt įsigyti Lietuvoje iš Graikijos ir ko nerandate, surašykite, pažiūrėsim kokios galimybės ir kokia paklausa. Tai būtų irgi labai įdomu sužinoti. Gal netgi apklausą kokią padarysiu artimiausiu metu tam, kad išsiaiškinčiau tokius poreikius. Bet aišku, alyvuogių aliejus, alyvuogės ir visa kita yra einamesni produktai. Juolab, kad ir mūsų parduotuvėje kretoskoniai.lt neliko alyvuogių aliejus. Čia per pastarąją savaitę, tai pukšt visas ir buvo parduotas. Nepergyvenkite tie ir nenugastaukite tie, kas nespėjate nusipirkti Kalėdoms, na, galbūt norėjote kažkam dovanų, bet sausio mėnesį mes vėl turėsim, sausio mėnesį kretoskoniai.lt elektroninė parduotuvė pasipildys naujomis prekėmis ir iš tikrųjų bus didesnis pasirinkimas jau, tikiuosi, sausio viduryje, na, link antrosios pusės, nes iki sausio 6, netrukus, nuo gruodžio 25 iki sausio 6 Graikijoje miręs laikas, niekas nieko nedirbs, nes tai yra šventinis laikotarpis ir siūsti kažką tuo metu, tai yra tiesiog savižudiškas reikalas, nes tai gali užtrukti dar ilgiau, negu tu gali tikėtis. Tai po sausio 6 viskas pajuda, iki Lietuvos atvažiuoja, na ir paskui jau toliau. Vis matot, taip nukrypstu nuo temos, kas yra aktualu kitą savaitę Kretoje ir Graikijoje, bet, na, ir tai turbūt tikiuosi jums įdomu, ką pasakoju ir galbūt
netgi pasidalinsite savo įžvalgomis vienomis ar kitomis. Taigi, kuo dar gyvena Graikija? Pastarosiuose transliacijose nepapasakau to, kas akcentuojama jau nuo pat gruodžio pradžios Graikijai, tai yra Dekemvrianos metinės. Gruodžio 3 sukako 80 metų nuo Dekemvrianos įvykių. Dekemvris yra gruodis graikiškai, ar ne? Dekemvrijos. Kas įvyko 44 gruodžio mėnesį, ogi įvyko pilietinio karo pradžia, galima pasakyti taip, kai Britai permetė 100-tūkstantinę armiją į Graikiją tam, kad numalšintų komunistinių jėgų augimą. Galima taip trumpai apibūdinti, nors iš tikrųjų ten yra labai daug įvairiausių peripetijų ir kas domėsitės 44 įvykiais Graikijoje, kurie yra išskirtiniai, realiai antro pasaulinio karo pabaigos įvykiai visam pasaulyje, jeigu žiūrint pasaulinio karo mastu, tai ten yra ir pliusų, ir minusų. Bet patys graikai, netgi ir liberalūs graikai, ne socialistai, ne komunistai, akcentuoja, kad tai yra dėmė ant Čerčilio munduro. Kodėl tai yra dėmė, pasidomėkite ir sužinosite apie visą tai. Ir apie įvykius Libijoje, kur buvo suimta virš 15 tūkstančių Graikijos karių, ir apie Makroniso salos kalėjimą, kuris buvo išdava šitų įvykių. Ir iš tikrųjų tai yra toksai labai prieštaringai vertinimas laikotarpis Graikijoje. Nežinia, kas būtų buvę, jeigu ne Britų interesai regione, nes realiai čia yra Britų interesai. Britai neturi draugų ir priešų, jie turi interesus. Tai yra labai geras posūkis, kuris man patinka, bet iš tikrųjų taip yra. Ir Britų interesai nulėmė tai, kas įvyko 44 metų gruodžio mėnesį. Tai, kad gruodžio įvykių prisiminimas ypač bus ryškus Graikijai ir Kretoje kitą savaitę. Ir jeigu matysite kažkur tai ar komunistinių vėliavų plasdėjimą, ar kažkokius šūkius, tokius labiau socialistinius, žinokite, kad tai gali būti susiję su Dekemvriana. Nes būtent nuo 15-16 dienos, prieš 80 metų, nuo gruodžio 15-16 buvo sustiprinta Britų armija ir pradėjo, galima sakyti, tokį, valymą, kuris, gal netinkamas tas žodis, bet iš tikrųjų tie įvykiai pasistumėjo jau sąjungininkų, Britų sąjungininkų pergalės link, galima sakyti taip. Tai pasidomėkite, jeigu norite grožinėje literatūroje apie tai perskaityti, vieną kartą esu minėjęs, yra puiki knyga, vadinasi Namas Rojaus gatvėje, ji išverta į lietuvių kalbą. Tai yra knyga atspindinti 44 metų įvykius ir susiraskite ją lietuvių kalba, paskaitykite, grožinėje literatūroje truputėlį gal pagražinta ir labiau toksai komunistinio prieskonio daugiau, bet kita vertus ir ta knyga ir šitie įvykiai leidžia suprasti, kodėl Graikija iki šiol tiek daug komunistų partijų, realiai ir gana viena stipri komunistų partija, ir kodėl taip yra viskas susiklostę. Tai kad nereikia teisti nežinant priešistorės ir nereikia matyti juodo ir balto. Tai va čia kartais žiūrint Lietuvos įvykius iš šono man, tai matau, kad matoma tik juoda ir balta, bet pasigilinus giliau istorinį kontekstą, tada supranti, kad iš kur visa tai ateina. Tai lygiai tas pats su Graikija, tai Graikijoje nėra juodo ir balto. Ir kodėl taip yra, reikėtų truputėlį pasigilinti giliau. Tai šiuo metu Graikijoje yra Dekemvrianos įvykių metinės, beje, jų niekas neslopina ir niekas neslopina nei komunistinių jėgų, nei socialistinių jėgų. Tai yra absoliuti žodžio ir požiūrio laisvė Graikijai ir tai yra neuždrausta. Visai neseniai šią savaitę kolega Aidas Puklevičius parašė apie trockizmą Sirijoje. Pasirodo, buvo vienas būrys trockistų, įsivaizduokite, tai yra tokia komunistinė pakraipa trockistų, o aš papildžiau jo įrašą, kad Graikijoje net yra 5 partijos, kurios deklaruoja trockizmą. Tai yra nesibaigianti revoliucija. Jeigu bus įdomu, vėlgi pasidomėkite tuo, susirasite daug informacijos internete, to pakanka net ir tom kalbom, kurias skaito, ta anglų ir rusų kalba, bet rusų kalba gali būti labai informacija, labai angažuota, aišku, į rusišką pusę. Tai per daug nepasitikėkite šaltiniais ir visada, sakau,
netgi ir planuodami atostogas Kretoje, tikrinkite informaciją, absoliučiai visą laiką tikrinkite informaciją, nes visko gali būti, kad ta informacija yra kitokia. Tai neseniai skelbtose ir savo patarimuose rašiau, pavyzdžiui, kad netikėkite tais, kurie sako, kad nuomoja automobilius kasko draudimu. Patikrinkite informaciją. Būtinai, nes kasko draudimo Graikijai nėra. Tai kad bet kuriuo atveju kažką tai reikia pasitikrinti 2 kartus. Dabar informacinis rautas apskritai visuose socialiniuose tinkluose ir visur yra labai didelis ir atsirinkti, kas yra tiesa, o kas yra teisybė, kas yra tiesa, kas yra melas, yra truputėlį sudėtinga. Bet tikrinant šaltinius, tą galima padaryti. Anksčiau tą darydavo žurnalistai, dabar žurnalistai kartais pasiduoda visai netiems, kaip sakant, visai ne tai įvykių tėkmei, negu reikėtų ir visai ne tam angažuotumui kažkokiam. Tai nepatingėkite patikrinti informacijos. Tai čia šnekant absoliučiai apie viską, netgi ir apie šitos Dekemvirienos istorinius įvykius. Tai va, kas dar įdomu, šiandien Graikijoje šiuo metu turbūt ir Kretoje gal jau neskamba, gal anksčiau ryte skambėjo varpai, nes šiandien yra šventų tėvų diena ir kažkada Graikijoje būtent gruodžio 15 buvo švenčiama tėvo diena. Buvo netgi tokios mintis gruodžio 15 paversti tėvo dieną. Tai susiję su religija, nes šiandien minimi visi protėviai, Kristaus protėviai. Pradedant nuo Adomo, Dovydo, baigiant Isaku ir visais kitais pranašais. Tai, kad tą prisimena graikai ir šiandien tikrai esu garantuotas, kad skambėjo varpai didžiosiuose bažnyčiose ir skamba gal iki šiol. Na, o visa savaitė nebus kažko ypatinga tokiais įspūdingais vardais ar šventaisiais vardadieniais. Bus gana rami savaitė, bet aišku, tai bus pasninko savaitė Graikijoje. Nežinau, kaip man seksis laikytis pasninko čia Lietuvoje, bet esu nusteikęs tą daryti. Sakiau, pabandysiu Lietuvoje laikytis pasninko, kartais net ir griežto pasninko, pažiūrėsiu, kaip tai gaunasi ir paieškosiu pasninko maisto. Netgi turiu mintį užeiti į graikiškas užeigas, pažiūrėti, ar turi pasninko maisto ar ne. Nes Graikijai įprasta dabar, kai tu ateini bet kurią taverną, esu tą minėjęs, arba netgi prekybos centruose rasti lentynas atskirai pasninko maistui. Ir tavernose tau siūlo, sako, gal nori maistą su pasninku. Tai pažiūrėsim, nes pasninkavimas Graikijoje yra labai dar likščiol išlikęs ir ne tik vyresnieji, bet ir jaunimas to labai stipriai laikosi. Ne visas, aišku, jaunimas, nereikia absoliutinti. Vėlgi sakau, nėra tik juoda ir balta, yra daugiau spalvų. Tai va, jeigu turit patarimų dėl pasninko, parašykit man, gal kažką tai atrasiu. Beje, per pasninką graikai nevalgo žuvies, tai kad nesiūlykit žuvies. Nieko, kas turi raudoną kraują. Ir apskritai per pasninką netgi nevalgo alyvuogių aliejaus. Tai įsivaizduokite, jokių riebalų. Ką valgytumėt per pasninką? Pabandykit, parašykit, gal kažką pasiūlysit, gal kažką atrasit pats. Ok, ir aišku, baigiant šią transliaciją, primenu, kad Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje mes nuolat prisimenam, kad artėja tos atostogos, kad jos bus Kretoje ir Santorinėje. Ir be abejo, ten vyksta konkursas kiekvieną savaitę. Kviečiu dalinti savo mintimis, įžvalgomis, tam tikromis temomis. Temas skelbiu kiekvieno sekmadienio vakarą. Šį vakarą taip pat paskelbsiu ir be abejo skelbiu laimėtojus. Tai kad šįsyk 25 eurų kuponas apsipirkti elektroninėje parduotuvėje kretoskoniai.lt atitenka Gabijai Petronieniai. Praeita tema buvo apie vaišingumą ir svetingumą. Man keista, kad mažai kas apie tai rašė. Galbūt kalėdos tam turėjo įtakos. Aš taip tik manau, kad visi dabar esate užsiėmę kalėdinių pasiruošimų. Tai kad, bet Gabijos pasakojimas apie surastą bravorą ir paiešką ne vyno Kretoje, o alaus, man iš tikrųjų ir man ir Jurgitai padarė įspūdį ir mes nusprendėme, kad Gabijai atitenka būtent šios savaitės prizas. Plus tai yra šiek tiek Gabijai ir toksai prieš
dar pridėjimas prie to, kad Gabija parašė puikų straipsnį, puikų tekstą, jį man atsiuntė ir mes jį būtinai publikuosime su nuotraukomis, tai kad čia magaryčių dar ir į priekį tuo pačiu savo pasakojimą apie atostogas Kretoje. Jeigu turi tokių pasakojimų ir galvojat, kad Facebookas per ankšta platforma ir dings galų gale tokie pasakojimai, galite kreiptis į mus. Mano Kreta LT svetainė yra atvira įdomioms įžvalgoms ir įdomiems pasakojimams, kurie yra ir iliustruoti arba pafilmuoti ir taip toliau ir panašiai. Tai kad Gabijai Petronienei 25 eurų čekis apsipirkti kretoskoniai.lt parduotuvėje. Jis galios ne tik gruodį, jis galios ir sausį, tai kad tada, kai atsiras daugiau prekių, nors ir dabar, aišku, prekių yra ir jeigu užsuksite šiandien, paskutinė beje diena, jeigu užsakysite dar produktų šiandien, pasistengsime, kad atkeliautų jie iki Kalėdų. Paskutinė diena apsipirkti iki Kalėdų, sakyčiau taip. Vėliau galite be abejo apsipirkti, bet jau garantijos tokios negalim duoti, kad per paštomatus tos siuntos atkeliaus iki Kalėdų. Nes, kalėdinis laikotarpis, įsivaizduoju, kaip kurjeriai užsiėmė. Tai štai, laukite naujos temos konkursui šį vakarą Facebooko grupėje Atostogos Kretoje ir Santorinėje. Tiek šiandien, toks, nežinau, kiek išsamus, bet be vaizdų pasakojimas, be vaizdų, kadangi, balkonė, kaip sakant, nepastovėsi, šaltoka, bet kiek galima daugmaž pertikiau tą graikišką, kretietišką atmosferą, artėjant Kalėdomis. Linkiu jums pačios gražiausios, fantastiškiausios artėjančios savaitės, su pasninku ar be pasninko, čia jau kaip jūs nuspręsit, tamsiausios savaitės šiais metais, tai kad išgyvenam šią tamsiausią savaitę, atsispiriam nuo jos ir keliaujame į šviesą ir link atostogų Kretoje ir Santorinėje. Kodėlgi ne? Tai laikome ryšį, be abejo keliausiu po Lietuvą artimiausiomis dienomis, galbūt kažkur susitiksim, galbūt nusišypsosim, galbūt pasisveikinsim. Tai kad jeigu pamatysit mane kažkur, tai galite prieiti, pasisveikinsim, pabendrausim bent jau trumpam. Bet šiaip tikrai turiu daug ką nuveikti per šias dienas ir kažkokių ypatingų susitikimų kol kas neplanuoju. Ką gali žinoti, gal kažkas ir pasikeis. Tiek šiandien šį sekmadienį. Iki pasimatymo kitą sekmadienį dar vis iš Lietuvos. Planas pabūti dar ir kitą sekmadienį Lietuvoje. O paskui žiūrėsim, kaip mano keliai pasisuks. Laikome ryšį. Geros savaitės visiems. Sėkmės. Iki.